Pilietinės visuomenės institutas pristatė 2012 Lietuvos pilietinės galios indekso tyrimo rezultatus. Toks tyrimas atliktas 5. kartą, tačiau moksleivių kaip atskiros grupės pilietinė galia įvertinta pirmąsyk. Rezultatai parodė, kad Lietuvos moksleiviai turi daugiau pilietinės galios nei visi gyventojai. Galime tuo šiek tiek pasidžiaugti, suprantama, nes, tarkim, moksleivių pilietinės galios indeksas yra 47 balai, tuo tarpu visuomenės 35. Taigi tyrimo duomenys parodė, jog jei visuomenė iškiltų rimta ekonominė, politinė ar vietos reikšmės problema, būtent moksleiviai yra ta visuomenės grupė, kuri aktyviausiai imtųsi veiksmų šitai problemai spręsti. Tyrimas parodė, kad kaip ir ankstesniais metais, pernai lietuviai aktyviausiai dalyvavo aplinkos tvarkymo talkose, aukojo labdarai ar dalyvavo vietos bendruomenės veikloje. Na, o jaunimo aktyvumo indeksas rodo, kad pilietiškumo potencialas yra, tereikia juo pasinaudoti.